Kadangi mes tikrai norime pamatyti ir mėgėjų turnyro finalą, buvo berods 40 komandų, kurios šiandieną dalyvavo varžybose ir pusė jų pateko į kitą etapą. Taip, kad po 2 geriausias ekipas iš kiekvienos grupės prašom keliauti prie organizatorių būdelės, palapinės ir tenais ir teisėjus lygiai taip pat kviečiame paaiškins, kaip ką daryti toliau. Mes čia stebime mačą tarp Ievos ir Monikos.